Iš Eritrėjos pabėgęs ir šiuo metu Ruklos pabėgėlių priėmimo centre gyvenantis 19-metis teigia, jog kelionė iki Lietuvos buvo itin pavojinga. Jau kurį laiką Ruklos pabėgėlių priėmimo centre gyvenantis 19-metis jaunuolis Musa iš Eritrėjos beveik atsigavo nuo patirtų sunkių emocijų keliaujant į Lietuvą. Kelias buvo sunkus ir ilgas, brangiai kainavęs ir grėsmingas gyvybei. Visų giminių dėka surinkta milžiniška pinigų suma atiduota vedliui, kuris kelionės metu jaunuolį atlydėjo iki trokštamo tikslo – saugiai apsigyventi karo nevarginamoje šalyje. Išvykau iš Eritrijos iki Libijos, iš Libijos į Italiją, po to iš Italijos į Lietuvą. Pavojingas kelias, ta prasme, buvo ir pakankamai sudėtingas ir sunkus. Iš Libijos į Italijos, kadangi plaukiam jūroje, tai buvo labai sudėtinga ir sunku. Iki Libijos aš mokėjau 60 milijonų Sudano valstybės pinigų. Buvo mokėta viską vedliui ir tie pinigai buvo surinkti tiek iš giminių, tiek iš kaimynų, tiek iš visų kitų. Aš tik vienas išvykau iš savo šeimos. Aš dar Libijoje pabuvau apie 10 mėnesių, kai atvykau. Jaunuolis Musa pasakoja, jog būnant Lietuvoje jau beveik pasimiršo sunkumai. Jis nori čia įsitvirtinti, susirasti darbą bei pasikviesti ir sulaukti savo sužadėtinės. Labai gerai dabar gerai jaučiuosi. Buvom pokalbį Kaune ir eis dabar dirbti. Aš tai norėčiau kviesti savo sužadėtinę. Šiuo metu jinai yra Eritrijoje, dabar bandys kažkokiu būdu patekti į Sudaną ir po to bandyti ją kviesti čia. Jaunuolis Musa kartu su savo sužadėtine tikisi savo gyvenimą pradėti iš naujo čia, Lietuvoje. Įsidarbins Kaune, susitvarkys buitį ir sulauks savo išrinktosios. Reportažas apmokėtas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų projektui Lietuva kitataučių užuovėje.